Rinkis gyvenimą sveiką. Psichikos sveikatos iššūkiai formuojasi ankstyvajame amžiuje, o gera psichikos sveikata reikšminga ne tik individualiai, bet ir visuomenės geroviai. Gera psichikos sveikata gali padidinti pasitenkinimą gyvenimu bei produktyvumą. Na, o prasta psichikos sveikata yra siejama su didesniu polinkiu žaloti save ir elgtis rizikingai. Vaikų ir paauglių psichikos sveikata mūsų šalyje kelia susirūpinimą. Taigi, apie tai, kaip spręsti nesutarimus su tėvais, mokytojais, kaip kovoti su patyčiomis, kur kreiptis ir ieškoti pagalbos, šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbame su Kauno vaikų linijos koordinatore psichologe Rugile Pekoriūte Kuzme. Jauniems žmonėms dažnai tenka įvairių psichikos sveikatos iššūkių, ypač paauglystės laikotarpiu. Gerbiama Rugile, ar jauni žmonės yra pajėgūs patys savo padėti, ar visgi reikėtų ir suaugusiųjų įsitraukimo? Sunkumai gali būti labai įvairūs, tai iš vienos pusės tikrai nereikėtų nuvertinti vaikų ir paauglių gebėjimo sprendžiant savo problemas ir jų nenugalinti. Iš kitos pusės tikrai nereikėtų jaunų žmonių palikti ir vienų. Pavyzdžiui, jeigu vaikas, paauglys gali tikrai turėti pakankamai resursų, įgūdžių išbūti su savo sunkumais, tarkim su sunkiais jausmais, ar išspręsti konfliktą su draugu. Na, o tarkim priklausomybė ar patyčių situacijose tikrai yra jau būtina ir net nediskutuotina suaugusiųjų pagalba. Tai kiekvienas atvejis tikrai yra itin individualus ir svarbu, kad apskritai suaugusieji būtų šalia ir vaikas ar paauglys žinotų, jog bet kada gali kreiptis tos pagalbos, kur juos kreiptis ir tai, kad jo išsakytas atsineštas sunkumas nebus nuvertinamas, o taip neretai ir nutinka. Paaugliai, jie tikrai negimsta mokėdami spręsti savo psichikos sveikatos sunkumų, tad nereikėtų tikėti, kad vaikas pats įveiks kažkokį sunkumą, jeigu jis neturėjo galimybės mokytis, kaip tokiu sunkumu dorotis. Čia labai svarbu, kad nuo mažens jau lavinti vaikų emocinį intelektą, mokyti įgūdžių, vairių strategijų, kaip išreikšti savo sunkius jausmus, kaip apie juos kalbėti, kokios yra konfliktų sprendimo strategijos ir panašiai. Tai čia būtinas suaugusių įsitraukimas, būtent iš suaugusių, iš artimiausių suaugusių vaikai ir mokosi tą daryti. O jeigu vaikas nesutarė su tėvais ar bendramžiais, kur tada ieškoti pagalbos? Padėti gali suaugę, kuriais vaikas pats pasitiki. Šiuo atveju, jeigu, kaip minėjot, nesutarimai yra su tėvais, tai galbūt suaugęs, kurio vaikas pasitiki yra, močiutė, senelis, tetos, dėdės, kaimynai, mokytojai, bet kuris kitas, kuriam vaikas jaustųsi drąsiai galintis papasakoti. Taip pat vaikai ir paaugliai pagalbos gali ieškoti savo mokyklose, tai paprastai mokyklose dirba socialiniai pedagogai, psichologai, o ir mokytojai dažnai tampa vaikų, paauglių pagalbininkais, ištikusiems sunkumais. Tai žinoma, šitoje vietoje svarbu paminėti ir vaikų liniją, kur paskambinę vaikai su savo bet kokiu sunkumu, skaitant ir sunkumai su tėvais sutariant ar su bendramžiais. Tai linijoje tikrai stengiamės išklausyti vaikus, suteikti emocinį palaikymą, padėti kartu paieškoti sprendimų. Ir jau gal tokiais kraštutiniais atvejais, kuomet nesutarimai su tėvais yra tokie sudėtingi, apimantis netgi ir smurtą, tai vaikai ir paaugliai tikrai gali kreiptis ir į institucijas saugančias jų teisės. Jeigu tikrai reiks skubios pagalbos, kaip ir jau minėjau, tais kritiniais atvejais, tai tikrai tuomet galima skambinti į bendrai pagalbos centrą. O kaip spręsti konfliktus su mokytojais? Labai svarbu apskritai stengtis jį išspręsti ir ieškoti tų sprendimo būdų. Tai šiuo atveju, jeigu tai yra kažkoks konfliktas bendraujant su mokytoju, tai pirmas žingsnis apskritai spręsti, o kad konfliktą būtų galima spręsti, tai svarbu apie jį kalbėtis, kad apie jį kažkas žinotų. Tai vėl labai panaši strategija, tai apie tai kalbėtis, jeigu įmanoma, tai su to pačiu mokytoju, jeigu jau santykis yra komplikuotas, gal tuomet galima kryptis į tėvus ar kitus artimus suaugusius, į mokyklos specialistus, kurie galėtų moderuoti to konflikto sprendimą. Paauglystėje pasireiškia įvairiomis formomis ir patyčios. Kaip kovoti?
Patyčių tema yra viena iš tokių tam 10 temų, kuriomis su mumis šnekasi vaikai. Man gal pradžioje neminėjau, bet viena iš pirmųjų temų tai yra santykiai su tėvais, paskui santykiai su bendramžiais ir seka jau šiek tiek toliau ir patyčios. Patyčių stabdymas gali vykti labai įvairiomis kryptimis ir priemonėmis. Patyčias geriausiai stabdyti joms dar net neprasidėjus. Tai šioje vietoje yra labai svarbi patyčių prevencija. Ir neretai yra galvojama, kad jau prevencija gali užsiimti tik tai mokyklose. Ir mokyklose jos vyksta, nors dabar gal irgi kiek stebim, kad kažkaip dėmesys jau nukrypsta nuo patyčių prevencijos. Bet ką dar šitą vietą norisi pasakyti, kad taip, labai svarbu, kad mokyklos vykdytų prevenciją, bet visgi patyčių prevencija prasideda jau ir pačioj šeimoje. Jau šeimoje vaikai gali ir turėtų mokytis pagarbos, tolerancijos, nežeminant kito bendravimo, empatijos ir tai yra pradžia tam užkirtimui, kad apskritai net ir patyčių nevyktų. O koks sekantis žingsnelis, ką galima daryti, kad būtų patyčios sustabdytos, tai visų pirma apskritai pastebėjus, kad kažkur vyksta patyčios, ar tai mokykloje, ar tarp paauglių, jaunuolių, ar tai būtų kitas jaunas žmogus, ar tai būtų suaugęs žmogus, labai svarbu neignoruoti, o imti ir reaguoti. Žinoma, būtų gerai reaguoti ramiai, bet patyčios turi būti pastebėtos ir iškeltos į paviršių. Ir šitoje vietoje, kaip ir pradžioje minėjau, kad į patyčių situacijos sprendimą būtinai turi įsitraukti suaugusieji, kurie yra šalia vaiko ir kurie gali suteikti pagalbą. Ir į ką dar čia norisi atkreipti dėmesį, kad pagalba turi būti suteikta, žinoma, tam, iš kurio yra tyčiojamasi, bet tuo pačiu ir visiems kitiems patyčių dalyviams, ir tiems, kurie stebi patyčias, ir tiems, kurie tyčiojasi. Turi būti toks visą apimantis reagavimas. Ir gal čia jau šitoje vietoje nebeišsiplėsiu apie konkrečius veiksmus, kokių galima imtis, nes jų yra labai nuo įvairių, nuo labai gal mažų ir paprastų, kaip kad įvardinti, kad jo vyksta ir toks elgesys netinkamas, iki nežinau, kitą kartą gali būti ir aplinkos keitimas, tarkim, kad išvengti patyčių. Tačiau šitoje vietoje norėčiau rekomenduoti apsilankyti tinklapyje bepatyčių.lt ir jame galima rasti jau konkrečius, labai paprastus būdus, veiksmus, tiesiog žingsnis po žingsnio, ką daryti tiek pačiam vaikui ar paaugliui. Galima netgi atsisiųsti visą leidinį, pavyzdžiui, reagavimų patyčios mokykloje rekomendacijos ir tenais tikrai labai plačiai ir išsamei bus pristatoma tie žingsneliai, kaip reaguoti. Kokio amžiaus jaunuoliai kreipiasi į psichologus, bei kokios temos juos neramina? Dažniausiai į mus ir kreipiasi 12-15 metų paaugliai. Na, o tos temos įvairios labai. Čia dabar šneku apie 2022 metų statistiką, nes šių metų dar neturime apibendrintos. Jeigu žiūrint į tuos skaičius, tai pirmoje vietoje buvo tema santykių su tėvais. Vaikai dalinasi, kokie jiems iššūkiai kyla, kokie sunkumai. Kartais, nori sužinoti, kaip susitaikyti su tėvais, kartais tai yra pikti dėl kažko ant tėvų, tai labai įvairiai tie pokalbiai pakrypsta. Tada tokia tikrai sudėtinga tema irgi yra antroje vietoje, tai savižudybių tema. Vaikai pasakoja ir kalba apie situacijas, kuriuose jiems kyla mintys apie savižudybę ir panašiai. Tai yra antroje vietoje tema ir tas tikrai neramina mus. Iš vienos pusės vaikai mums skambina ir randa galimybę apie tai pasikalbėti, iš kitos pusės tai tikrai yra viena iš tokių indikacijų apie vaikų psichikos sveikatą. Na, toliau keliauja santykiai su draugais, sudėtingi jausmai, sunkus, baimė, nerimas, visai nemažai skambučių apie fizinę sveikatą, nes tai vis tiek dar tokie COVID atgarsiai, apie vienišumą, patyčias ir vienokius ar kitokius smurto atvejus. Ir, kartais vaikai nori pasikalbėti apie laisvalaikį ir užimtumą. Tai ir tokia visai, sakykime, maloni tema būna pokalbio. Tai čia gal pačios pagrindinės, kuriomis vaikai daugiausiai su mumis kalbasi. Neretai išgirstame apie naujus, skaudžius pasitraukimo iš gyvenimo atvejus, kurie sukrečia mus visus. O iš kokių ženklų galime spręsti, kad jaunas žmogus svarsto apie savižudybę?
turintys minčių apie savižudybę tikrai kartais parodo tuos ženklus, kad jie taip galvoja ar jiems, kad kyla tokių minčių. Kartais tie ženklai būna netokie ir matomi ir nebūtinai be žmogaus pasakymo, išsakymo savo minčių galime juos pastebėti. Tai aš galiu gal keletą paminėti tokių dažniau pasitaikančių. Tik noriu pabrėžti, kad nebūtinai jie gali būti susijęs su savižudybė, visada svarbu vertinti tokią bendrą situaciją ir nebūtinai net ir esant savižudybės rizikai juos galim pastebėti. Į ką atkreipiame, tarkim, mes vaikų linijoje dėmesį ar ką apskritai galim pastebėti, tai tikrai kalboje atsiranda užuominų. Jos gali būti tokios įvairios, bet dažnai joje skamba apie neviltį, kad dėl to vis tiek nieko nepakeisiu, vis dėlto nieks nepagerės, tikrai atsiranda beprasmybės nemažai ir sako, mano gyvenimas beprasmis, ką bedaryčiau, viskas beprasmiško. Gali nuskambėti ir toks, kad be manęs kitiems bus geriau, kam aš čia apskritai esu ir panašiai. Tai vat kalboje tarsi atsiranda tokių užuominų, kad žmogus norėtų čia nebūti. Kalbėjimas apie mirtį, kad pradeda paminėti, klausti, o kas būtų, jeigu manęs čia nebūtų, kaip atrodytų mano laidotuvės ir panašiai. Tai vat galima kalboje išgirsti tokių užuominų. Vaiko ar paauglio nuotaika gali pasikeisti, gali būti nerimastingas, liūdnas, piktas, tokia daug bejėgiškumo, būna nevilties. Neįprastos nuotaikos galbūt irgi gali būti tokia indikacija. Ir žinoma, galima ir elgesio kažkokių ženklų pastebėti, tai gal toks atsiribojimas, atsitraukimas, nebenorima vykdyti mėgstamų veiklų ir pradedama ne visai rūpinti savimi, savo išvaizdą. Kartais atsiranda tokio visiškai tam žmogui nebūdingo elgesio, ko jis niekada nedarydavo, pavyzdžiui, arba rizikingas elgesys, būna pasikeičia mitybos įpročiai. Būna, kad irgi miego režimas sutrinka, tai arba labai nemiga kankina, arba mieguistumas kaip tik atsiranda, gali padidėti psichoaktyvių medžiagų vartojimas, kartais jau žmogus ruošdamasis priėmęs tą sprendimą, kad nori nusižudyti, pradeda atsisveikinti, pradeda dalinti savo daiktus, užbaigti neužbaigtus dalykus. Tai tokie įvairūs ir skirtingi ženklai gali būti, tai kaip minėjau, jie gali būti, jų kartais gali ir nebūti, tačiau jeigu jau mums kyla jausmas arba mintis, kad matom paauglį, vaiką ar kitą jauną žmogų, lyg kažkas su juo ne taip, kažkas yra tarsi nutikę, tai visuomet turbūt svarbu pasiteirauti, o kaip tas žmogus jaučiasi, kas vyksta jo gyvenime. Ir jeigu turim jausmą, kad galbūt tas žmogus galvoja apie savižudybę, tikrai visuomet verta paklausti to žmogaus, ar tu galvoji apie savižudybę. Ir mūsų galbūt visuomeniai sklando toks mitas, kad tai nėra tinkamas klausimas, bet iš tiesų tai yra klausimas atidarantis duris į pagalbą ir pakviečiantis pokalbį, pakviečiantis pagalbai. Kartais tenka ir tokia nelengva misija užduoti tą klausimą ir pakviesti žmogų ir palydėti link pagalbos. O kokie požymiai išduoda, kad šeimoje jaunuolis patiria smurtą? Tikrai jų įvairių, pradedant labai fizinių ir matomų, kad galim pastebėti, kad vaikas ar paauglys patiria smurtą, tai ir mėlynės, ir apleidimas išvaizdos, aprangos, pasikeitęs, jeigu jau apie elgesį, tai pasikeitęs elgesys, kartais vaikas pasidaro uždaras, pradeda nebepasakoti, kas vyksta namuose, arba atvirkščiai pradeda įvardinti užuominas, kad kažkas vyksta, neskleidžiant detalių, vengia būti namuose, vis daugiau laiko praleidžia kažkur kitose erdvėse. Tai tikrai tų ženklų gali būti įvairiausių, nes tų ir smurto situacijų yra labai įvairių. Tai čia kaip ir prieš tai minėjau, svarbu tą gal bendrą kontekstą įvertinti ir pamačius bet kokį įtartiną pokytį vaiko jaunuolio elgesyje, verta pasiteirauti, kas jo gyvenime vyksta ir pakviesti tokį jauną žmogų pokalbiui. O kaip stresas paveikia jaunimo psichologinį ir fizinę sveikatą? Ir kokius išskirtumėte streso mažinimo būdus? Tikrai gali ir mokymosi rezultatus paveikti, ir savijautą, ir darbingumą, ir našumą, ir fizinę sveikatą suprastėti, tikrai sumenkti gali ir imunitetas. Tai tų pasiekmių aibė, priklausomai nuo to, kiek tas stresas ilgai tęsiasi ir kokio intensyvumo yra. O ką galima daryti, tai
bendras toks žmogaus atsparumo stiprinimas ir gebėjimas išreikšti emocijas, gebėjimas sudėtingose situacijose pasirinkti sveikatai palankes strategijas ir jų labai yra įvairių, ir relaksacija, ir meditacija, ir kvėpavimo, ir tikrai dar padeda gebėjimas apskritai spręsti problemas ir kompetencijų turėjimas, kaip išspręsti vieną ar kitą iššūkį, tuomet jis nebetampa streso šaltiniu. Pradėti galima nuo tokios prevencijos, kalbėtis apie savo jausmus, būti fiziškai aktyviems, turėti sveikatai palankų poilsio ir darbo režimą, sveikai maitintis ir tai didina atsparumą ir tada žmogus yra mažiau paveikus stresui. Taigi apie tai, kaip spręsti nesutarimus su tėvais, mokytojais, kaip kovoti su patyčiomis, kur kreiptis ir ieškoti pagalbos, šiandien laidoje Rinkis gyvenimą sveiką kalbėjomės su Kauno vaikų linijos koordinatore psichologe Rugile Pekoriūte Kuzme. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.